Sveiki, šios dienos analizė. Ką jis jums jaučia? Pagalvokite apie save, pagalvokite apie žmogų, kurio jausmai jums kažkaip yra neaiškus. Tai šiuo atveju bus vyras. Vyras, kurio jausmai jums kažkuo yra neaiškus. Tai gali būti ir jūsų partneris, tai gali būti ir kažkoks žmogus, kuris jums rodo dėmesį, arba jums atrodo, kad jis jums rodo dėmesį. Tai pagalvokit pirmiausia apie save ir tada būtent apie tą žmogų, kurio jausmai jums yra ne visiškai aiškus. Tai jeigu kažkam dar reikia laiko, sustabdykit ir pagalvokit apie tą žmogų. Na ir pasirinkite poziciją. Pirma pozicija, antra pozicija, trečia pozicija ir ketvirta pozicija. Na ir dar turėsime kosminių įžvalgų orakulą. Taip, truputėlį patrauksiu, kad turėtumėm daugiau vietos. Ir kągi, einame pas pirmą grupę. Pirma pozicija, žmonės, kurie žiūrės pirmą poziciją. Ką jiems jaučia žmogus, vyras, apie kurį jie galvoja. Ką jums jaučia vyras, apie kurį jūs galvojate. Pirma pozicija, ką jums jaučia vyras, apie kurį galvojate. Aha. Na, toks panašu, kad uždarokas žmogus čia dabar, kai jį galvojantis, yra toks uždarokas žmogus. Kas dar? O ką jis jaučia? Pirma pozicija, žmonės, kurie žiūri pirmą poziciją, ką jums jaučia vyras, vaikinas, apie kurį jūs dabar galvojate. Aha, gerai. Gerai, fainai. O kaip gerai. Žiūrėkit, iš tikrųjų labai fainas kortas krenta. Tai panašu, kad šitas žmogus yra toksai uždarokas ir jis iš tiesų nelabai apskritai iš tų, kurie labai jausmus demonstruoja. Nepanašu, kad jis yra iš tų, kurie labai taip jau atvirai jausmus demonstruotų. Tačiau panašu, kad jūs jam labai patinkat. Tam žmogui jūs tikrai labai patinkat. Pas jį viduj tai verda katilas jausmų. Ir jis iš tiesų su jumis pasiruošęs eiti į kitą etapą. Jeigu čia yra kažkokie santykiai ir jūs jau esate santykiuose, tai tas žmogus jisai tiesiog nepasako, neparodo, tačiau jisai tikrai yra pasiruošęs eiti su jumis santykiuose į kitą etapą. Jeigu tai yra žmogus, su kuriuo jūs ten dar tik susipažinot, ar ten tiesiog jisai lygtais ten praeidamas, toksai būna, žinot, akį pamerkia, ten pamojuoja, ten nusišyps, atrodo, gal kartais kokį komplimentą pasako, ar pakviečia kartu pietauti eiti. Toksai lygtais neaišku, kas yra, apie ką, lygtais žmogus rodo dėmesį, tačiau niekas toliau nesidaro, tai galbūt yra toksai labai kuklus žmogus, labai nedrąsus, galbūt kažkaip tai nesijaučia vertas netgi jūsų. Ir iš tikrųjų jam jūs tikrai labai patinkat ir tas žmogus tikrai pasiruošęs eiti su jumis į kitą etapą, pereiti į kitą etapą. Čia jau vienareikšmiškai su tokiam kortomis pasiryžę su jumis, arba tai būti pora, galbūt jeigu jūs jau esat pora, tai pereiti dar tolimesnį etapą, galbūt į santuokos etapą arba į vaikų susilaukimo etapą, kažko rimtesnio kūrimą arba tiesiog pradėjimą gyventi kartu, neapsigyvenimą kartu. Tada, kas dar gali būti, arba piršlybos tai gali būti. Tiesiog, nežinau, kokiame etape šiuo metu esate, tai bet kuriuo atveju jis tikrai pasiruošęs su jumis eiti labai toli.
santykių prasme jis pas jumis tikrai pasiruošęs eiti labai labai toli. Ir tikrai to žmogaus širdis yra jums atvira, nors jisai galbūt to neparodo arba nedrįsta parodyti. Nu, čia toksai atsiskyrėlis, jo korta yra. Tai toks žmogus, jisai tikrai ne visada parodys iniciatyvą, jisai galbūt lauks labiau, kol kitas jam parodys kažkokią iniciatyvą. Nu, tiesiog toks charakteris yra. Ir tikrai tas žmogus, jis jūs matot ir kaip savo vaikų mama, nu, čia sakau, čia labai yra šeiminiškas žmogus, kuriam šeima, santuoka, bendrystė, partnerystė yra labai svarbus dalykai. Jam apskritai tai yra vertybė, visi tie dalykai, kas liečia santuoką, santykius, kitą žmogų, jam tai yra vertybė ir jam tai yra tikrai labai labai stiprus toksai pamatas po kojomis ir jis tikrai su jumis norėtų kažką tai kurti toliau. Tai čia panašu, kad esate kažkaip tai dauguma, kas atėjote dar tik santykių pradžioj ir neaišku, kaip čia kas, tai kas čia apie ką, ko jis iš tikrųjų nori, ką jis galvoja, kas aš jam esu, tai jūs esate jam tikrai ta moteris arba vyras, iš tiesų nežinau, kas žiūri, tai tas žmogus tiesiog su kuriuo jis tikrai norėtų kurti santykius. Tai čia tikrai, jeigu jūs dar kažkaip abejojat, nežinot, tai galite tiesiog tam žmogui ir pasakyti, arba paklausti, arba tiesiog su juo pasikalbėti, o kas toliau, o kas rimčiau, apie ką čia mes, tai galbūt jums padėtų daugiau ir pamatyti jo vidinio pasaulio, nes panašu, kad šitas žmogus vidinio pasaulio savo nelabai linkęs rodyti kitiems ir atrodo kartais, kad tarsi jisai per mažai domisi arba tiesiog paviršutiniškai save rodo, tačiau tai yra toks charakteris. Viduje tai yra labai labai turtingas žmogus, labai turtinga asmenybė, labai turtingas kaip individuali asmenybė. Tiesiog, toksai, kuris tikrai gali labai daug duoti, tačiau jisai atsiveria tik tiems, kuriais pasitiki. Tai štai tokios jūsų kortos. Net nereikia jokio daugiau papildomo klausimų užduoti. Iš tiesų viskas labai aišku. Tikiuosi jums įnešė aiškumo. Pirma pozicija. Ačiū, kad žiūrite. Jeigu norite savo individualios konsultacijos, parašykite elektroniniu paštu sveiki@angelųskaičiai.lt arba susisiekite per Facebook profilį Angelų skaičiai. Ačiū. Keliaujam pas antrą poziciją. Gerai, antra pozicija. Žmonės, kurie žiūri antrą poziciją, ką jums jaučia vyras, vaikinas, apie kurį jūs galvojate. Ką jums jaučia vaikinas, vyras, apie kurį galvojate? Ką jums jaučia vaikinas, vyras, apie kurį galvojate? Antra pozicija. Ką jums jaučia vaikinas, vyras, apie kurį galvojate? Aha, čia tokie dviprasmiški jausmai, tikrai, net kažkokie jausmų sumaištis, jūs čia galbūt esate laikinai išsiskyrę, pykstatės, konfliktuojat, laikinai esate išsiskyrę, kažkas pakibę santykiai, galbūt dabar vyksta skyrybos, ir jūs galvojate, ar teisingai padarėt su tuo žmogum, kad skyrėtės. Kažkas panašu, kad kažkoks konfliktas yra tarp jūsų įvykę. Nebūtinai gal iki skyrybų priėjo, tačiau kažkoks konfliktas yra. Tai panašu, kad tam žmogui irgi yra viduj sumaištis. Ir jis galvoja, ką čia pasirinkti. Ar pasilikti, ar nutraukti santykius, ar čia susitaikyti, ar nesusitaikyti. Tai greičiausiai jūs patys panašiai jaučiatės, ką čia dabar toliau daryti. Tai iš esmės, iš vienos pusės jo širdis pilna jausmų. Jo širdis pilna jausmų. Tačiau jisai yra dėl kažko įsiskaudinęs. Kažkas ten tarp jūsų buvo, vyko kažkokia situacija, kažkoks konfliktas, kažkokia, nežinau, gal net apgavystė, kažkas tai tokio ir tas žmogus jums iš išorės yra šaltas, nors viduje jisai tikrai nėra jūsų pamiršęs,
nors jisai jums rodo savo tokią racionaliąją pusę, jisai su jumis elgiasi labai taip diplomatiškai, šaltai, toksai arba piktis prasiveržia, arba jisai tiesiog, taip neutraliai su jumis elgiasi. Tačiau viduje jisai tikrai yra jo širdis kupina jausmų ir po tuo visų fasadų, kaip sakau, dar nuėmus tą apvalkalą, tai tikrai jisai jums jaučia labai daug šiltų jausmų ir svarsto apie ką čia nais. Išeiti ir jam tiesiog labai daug visko dabar vyksta galvoj. Perteklius, permastymai, toks overthinkinimas ir iš tiesų jisai galvoja, kaip čia dabar pasielgti. Ir taip, ir išeiti norisi, ir likti norisi, ir sugrįžti, jeigu čia apie tai, kad jau esate įsiskyrę, ir sugrįžti norisi, tačiau atliktis, kaip aš čia pasirodysiu, dabar toksai silpnas, kaip čia dabar aš sugrįšiu, ir tarsi toksai, kažkaip ir norisi išspręsti tą konfliktą ir norisi, kad jūs atsiprašytumėt ir tokia sumaištis iš tikrųjų, tiesiog jo galvoji, kaip ir jūsų greičiausiai, yra didžiulė sumaištis, nesuprasi, kas vyksta ir vidinis ir išorinis konfliktas ir šaltumas ir toksai tarsi dvejojimas, galvojimas, tai ką čia dabar daryti. Kas dar galbūt orakulo yra jums kažkokia žinutė? Ar yra antrai grupiai kokia nors orakulo žinutė? Ar yra antrai pozicijai orakulo žinutė? Panašu, kad nieko neturim, tik patvirtina, Tik patvirtina, kad iš tiesų, čia yra, žiūrėkit, ugnies ženklas. Tai kažkoks tikrai yra įvykęs kažkoks ar tai konfliktas, ar tai skyrybų kažkokia stadija, ar tai kažkaip norit skirtingų dalykų, kas yra, kokie zodiako ženklai priklauso ugnies šitai stichijai, tai liūtas, avinas arba šaulys. Tai galbūt jūs esate arba jūsų galvojamas žmogus yra to zodiako ženklo, tas toksai greitai labai užsipleskantis ir toksai tarsi impulsyvumo ten labai daug ir arba galbūt tenais pas jūs toje situacijoje buvo labai daug impulsyvumo ir dabar jūs abu galvojat pasimetę, kaip čia pasielgti. Tai irgi galbūt kažkam yra ir tokia žinutė, tačiau panašu, kad vyksta abiejų galvose labai didelis chaosas ir tiesiog labai svarstote stipriai, ką dabar toliau su tuo daryti. Tam chaose jis irgi yra, nors iš tikrųjų po to chaosu nuėmus jį, tai tikrai dar jausmai yra gyvi ir jų yra labai daug jums. Tai ką, ačiū, antra pozicija, tikiuosi jums paaiškėjo, kas ir dėl ko vyksta. Ačiū, kad žiūrite ir pasimatome kitame video. O mes ateinam prie trečios pozicijos. Trečia pozicija. Žmonės, kurie žiūri trečią poziciją, ką jums jaučia vyras, vaikinas, apie kurį jūs galvojate? Vyras, vaikinas, apie kurį jūs galvojate? Taip, o čia panašu irgi yra tokia dviguba žinutė, iš tiesų dviguba žinutė. Vieniems tai yra žmogus, kuris labai norėtų sugrįžti atgal. Jūs išsiskyrėt, jis jūs paliko ir jisai dabar tarsi nori sugrįžti atgal. Jisai rezga planą arba bando jūs prisikviesti kažkaip sugrįžti atgal į tos santykius. Tai čia vieniems. Tarsi, jisai kažkaip tai ten... Tarsi iš pradžių sakė, kad čia nieko nebus, kad čia jums nepakeliui visą kitą ir kai pabuvo be jūsų, tai suprato visgi, kokią nesąmonę čia jisai pasakė ir padarė. Tai vieniems tai yra žmogus, kuris kviečia susitaikyti ir vėl atrasti tą balansą, pusiausvyrą. Čia vieniems yra. Vieniems žinutė.
Kitiems žinutė yra ta, kad šitas žmogus jūs kviečia iš tikrųjų į tolimesnius santykius. Jisai yra pasiruošęs jums sukurti balansą, gerovę, sukurti pasitikėjimą, sukurti namus, sukurti kažkokią, nežinau, kas jums būtų gerovė arba šeima, tai visi tokie dalykai. Čia galbūt dar nėra tokio kaip ir vaikų stadijos prieita. Panašu, kad čia viena energija tokia ateina, kad panašu, kad jūs buvot kažkaip arba nutraukę santykius kažkuriam laikui, arba atšalę tie santykiai, arba kažkokias tai nuoskaudos išlindo ir dabar vėl jisai siūlo jums susitaikyti, vėl atgaivinti tuos santykius, vėl pasiruošę su jumis rūpintis ir vėl pasiruošę su jumis kurti toliau santykius. Na, labai įdomu, labai įdomu. Taip, tokia tikrai dvejopa ir tikrai panašu, kad visos nuoskaudos yra jau išgalvotos, išreflektuotos, išspręstos. Na ir dabar ateina toksai ramybės periodas. Tai jeigu buvote kažkokiam tai etape, kada buvo sudėtingi santykiai, kada buvo klausimas, ar čia būsim ar nebūsim, tai dabar ateis jau jums pusiausvyros laikas. Ateis pusiausvyros įsižeminimo laikas. Tai čia viena žinutė. Kitiems žinutė labai įdomi ir tokia faina iš tiesų, jums tikrai jinai patiks, aš labai tikiuosi. Jeigu jūs galvojate apie žmogų, su kuriuo išsiskyrėt ir su kuriuo santykių jau nebėra, tai jums kortos sako, džiaukis gyvenimu, žydėk, gyvenk ir žvenk. Jeigu čia galvojate apie kažkokį savo partnerį, su kuriuo esate išsiskyrę, jau įvykęs skyrybų faktas, įvykęs ir jūs jau nebesat kartu, tai jums sako, nesidairyk atgal, gyvenk taip sau tiesiog, nes dabar tavo gyvenimą atėjo ramybės periodas. Tai tokia, žinokit, labai daug čia tų žinučių šitam, pareina labai daug skirtingų energijų. Ir tikiuosi, kad radot savo poziciją, radot savo atsakymą, nes tikrai labai daug. Ir dar vienas ateina čia momentas, kad jūs patys esat po sudėtingų santykių ir jums dabar kažkoks vyriškis siūlosi labai kompaniją. Tačiau jūs turėt praeiti irgi kažkokį tai negerą patirtį su santykiuose, tiesiog su vyru. Turėjot labai negerą patirtį. Čia jūs dabar galvojate, tai čia jisai mano ar nemano. Tai panašu, kad tikrai jisai pasiruošęs yra jūs ir globoti, ir rūpintis, ir būti kartu. Tai žiūrėkit, dar viena ketvirta netgi pozicija ateina iš šitos pačios dėlionės. Labai daug jūsų greičiausiai jungiasi į trečią poziciją. Kažkas tokio, labai daug ir labai tokių. Jo, tikrai patys tiesiog atsinešęs neigiamą patirtį ir dabar galvojat, ar čia tas vyras yra, ar verta jo pasitikėti. Tai čia tikrai jums bus toksai globėjas. Globėjas, kuris rūpinsis, kuris paklaus, tai kaip tu, tai kaip tau, tai ką aš dar galiu padaryti. Ir tikrai jisai jums gali pasiūlyti pilną taurę visokiausių gražių, gerų dalykų. Čia ne apie materialius būtinai eina kalba, tačiau tikrai apie santykį. Kad ir santykio prasme jisai tikrai jums gali pasiūlyti labai daug gražių, gerų dalykų. Tai tikiuosi radot savo rezonansą šitoje grupėje. Ačiū, kad jūs tiek daug prisijungė. Ačiū trečiai pozicijai, susitiksime kitame video. Ir ketvirta pozicija. Žmonės, kurie žiūrite ketvirtą poziciją. Ką jums jaučia vyras vaikinas, apie kurį jūs galvojate? Oi, prašau, daug mažiau. Ką jūs jaučia vis tiek? Čia jūs tokie nekantrus. Ar čia jūs tokie nekantrus, ar čia jūsų tiek daug pasijungia? Parodykit man. Gerai, ką jums jaučia ketvirta pozicija, vyras vaikinas, apie kurį jūs galvojate, labai intensyviai galvojate apie tą žmogų. Vis tiek labai daug krenta tų kortų.
Gerai, pasitikėkim, kas čia bus, tas ir bus. Reiškia, taip jums reikia žinoti tą, kas čia iškrito. Taip. Arba čia labai daug skirtingų variantų pasijungia, kaip ir į trečią poziciją. Tai galbūt net ir trečia pozicija jūs kažkiek traukia. Taip. Ką jums jaučia vyras vaikinas? Oi, čia nais. Dabar suprantu, iš kur čia tų kortų daug. Labai jisai jau, čia toks užpylė jūs dėmesiu tiesiog. Tikrai panašu, kad užpylė jūs dėmesiu, užpylė jūs jausmais. Toks, tarsi ir ruošia jums kažkokią staigmeną. Žiūrėkit, vyrai, moteris, kurie žiūri šitą poziciją, greičiausiai šitas žmogus ruošiasi jums pasipiršti. Arba pasiūlėt gyventi kartu, arba pasipiršti, arba kažkokią jis ten rezga reikalą. Tas reikalas yra, jums dar jo nereikia žinoti ir nebandykit kamantinėti to žmogaus. Žiūrėkit, čia 8 ir po to 9. Eikit sau. Geras. Tikrai labai gražu. Ir iš tikrųjų taip, yra kažkoks momentas jūsų santykiuose, kažkokia nežinomybė. Ir panašu, kad vieniems tai jums dar nereikia to žinoti, nebandykit jo kamantinėti, ten greičiausiai jums daro kažkokią staigmeną, tiesiog buitinis toksai dalykas bus, jūs tiesiog gausite kažkokią staigmeną to žmogaus, tai nebandykite ten labai lysti, aiškintis, nesugadinkit to. Kitiems čia yra perspėjimas, kad apie savo laimę labai plačiai nekalbėk. Reiškia, jeigu tikrai sutikote tą riterį ant žirgo, nes čia labai panašu, kad jūsų gyvenimą atėjo kažkoks svajonių žmogus, svajonių vyras. Šitoje grupėje labai daug šitos energijos, kur tikrai jausmai verda, kunkuliuoja ir ten bau ir norisi visam pasauliui rėkti. Sako, pasilaikyk sau, neišnešk visko, gerai, neišnešk, saugok, čia yra reikalų. Reiškia, pernelyg nesitransliuok. Gerai? Tai toksai irgi labai svarbus momentas tiems, kuriems labai norisi apie viską pasauliu rėkti, tai jums yra žinutė, kad pasilaikyk savo laimę savo. Nerodo čia dėl ko ir kas iš to bus, nekrenta toliau korta, bet ta žinutė yra, žiūrėk, pasilaikyk šitą savo. Ir trečias momentas dar yra pas ką irgi. Santykiai. Reiškia, santykiai yra labai stabilus santykiai ir tai yra jūsų sielos kontraktas. Greičiausiai tas žmogus ir jūsų siela ir jo siela turi sielos kontraktą. Ir čia tikrai jums nusimato labai ilgas ir sėkmingas gyvenimas kartu. Ir dar vienas variantas, 4, kaip ir sakiau, šitoje turbūt sukrito labai daug skirtingų žmonių, dėl to čia tiek daug kortų krito. Esat kažkokiam, nesuprantat iki galo dar kas vyksta. Tai žinokit, viskas išsispręs teigiamai. Bet jeigu santykiuose yra kažkoks nežinomybės etapas dabar jums, tai viskas išsispręs teigiamai. Taip turi būti. Jeigu vyksta kažkoks mėnulis, tai yra tas rūkas ant akių. Ir ant smegenų, kaip sakau. Rūkas, nežinomybė, nesuvokimas, pirminiai instinktai, vadovaujimasis kažkokiam tokiam žemais tokiais žemais poreikiais, reiškiasi kažkokį bandot galbūt spaudimą padaryti, nedarykit. Ok, nedarykit. Duokit laiko, išlaukit. Tai irgi tas momentas. O šiaip tai yra tikrai sutikote žmogų, panašu šitoj pozicijoje
sutikote žmogų, kuris yra jūsų sielos žmogus, jūsų sielos kontraktas ir panašu, kad su juo tikrai turėsite, aš čia kitą pasaulį sakau. Su juo turėsite tikrai labai ilgus ir sėkmingus santykius. Ačiū 4. pozicija, kad žiūrite, pasimatome kitose video.